Žmonės statydami savo namus naudoja kuo daugiau ekologiškų medžiagų. Ekologiškumas ypatingai svarbus alergiškiams žmonėms. Keraminių blokų pagrindinė žaliava yra molis ir kiti natūralūs priedai. Durpės, pjuvenos, smėlis. Šie blokai degami aukštoje 950 laipsnių temperatūroje. Dėl cheminių procesų degimo metu net moderniausios technologijos negali užtikrinti šių blokų tikslumo. Todėl jie yra vaikštančių matmenų. Paklaida gali būti iki 15 mm ir daugiau. Keraminių blokų pagrindinė savybė yra šiluma. Arko blokų gamybai naudojamos tik ekologiškai švarios gamtinės žaliavos – smėlis, kalkės ir vanduo. Pagrindinė arko blokų žaliava yra smėlis. Panašios sudėties yra ir akytojo betono blokai, tačiau jų gamybos procesas yra kitoks. Mišinys yra pripučiamas su slėgtų garų, kurie gaminyje sudaro poras. Tai didina akytojo betono blokų šiluminę varžą, o kartu ir vandens įgėrį. Silikatiniai arko blokai suformuoti galingais presais. Paveikti vandens prisotintų garų aukšto slėgio 200 laipsnių temperatūros visiškai suakmenėja. Todėl arko blokai yra tvirčiausi ir pasižymi ypatingai tiksliais matmenimis.